Sveiki, atėjo laikas išminties minutėliai. Prieš tai praėjusysis vaizdo įrašas buvo vlogas, tikiuosi jums patiko. Na, o dabar laikas išminties minutėliai, nes stengiamės palaikyti tą ritmą, kad vieną išmintėlę vieną kartą į savaitę. Ir kiekvienoje išmintėlėje mes imam kažkokią temą. Ir įžangai dabar norėčiau papasakoti tokią istoriją. Buvo du berniukai. Ir vienas iš berniukų turėjo 2 obuolius. Ir jo draugas sako, gal pasidalinsi, gal duosi man vieną obuolį. Aš irgi norėčiau obuolio. Matau, labai skanus pas tave obuoliai. Ir tas berniukas nieko nesakęs, paėmė vieną obuolį, atsikando. Tada atsikando antrą obuolį ir tas jau, kuris prašė obuolio, savo mintise galvoja, skupas tikrai nepasidalino su manim, nepasidalins, tai koks jis man draugas, kaip čia taip gali būti. Ir praėjus keletai akimirkų, tas draugas sako, imk šitą obuolį, šitas daug skanesnis, daug saldesnis. Ir tada tas kitas draugas suprato, kad šitas draugas yra tikras draugas. Tai šios dienos išmintėlėje kalbėsime apie tai, kaip mes kartais vieni kitus netaip interpretuojam, netaip suprantame, visokių būna nesusipratimų, dėl kurių kartais žmonės vieni kitus pradeda kaltinti ir panašiai. Tad nieko nelaukdami pradėkime išminties minutėlę. Pradedam. Dažnai žmonės bendraudami vieni su kitais, dažnai žiūri iš savo pozicijos, iš savo kažkokio tai taško, kurį pats savyje mato ir viską žiūrėdamas iš savo pozicijos, jis gali nematyti iš kitų žmonių pusės. Ir dėl to kartais atsitinka taip, kad žiūrėdamas žmogus iš savo pozicijos, jam atrodo, kad jisai mato viską teisingai, kad jisai galvoja teisingai, kad jo mintis yra teisingos, o kitas masto kitaip, masto klaidingai, turi klaidingą nuostatą ir panašiai. Taigi dažnai mes save pateisinam ir galvojam, kad esame teisūs. Dar noriu tokį pavyzdį pateikti. Buvo 2 šeimos. Viena šeima gyveno darniai, vieni su kitais labai gerai sutarė, o kitoj šeimoj beveik kasdien vyko konfliktinės situacijos, barniai, riksmai, nesusikalbėjimai ir taip toliau. Ir ta šeima, kuri dažnai pykdavosi, kur dažnai konfliktuodavo, stebėdavosi, kaip ta šeima taip gerai sugyvena. Ir vieną dieną motina savo vyriausiajam sūnui sako, gal tu nueik slapčia, pasižiūrėk, ką jie ten daro, kaip jie taip sugyvena gerai, gal mes galėsim kažko iš jų pasimokyti. Taigi sūnus slapta nusniukino prie kaimynų lango ir žiūri pro langą, kaip jie bendrauja, ką jie veikia ir panašiai. Ir mato tokią situaciją, kad moteris kambaryje pastato kibirą, pilną kibirą su vandeniu ir po akimirkos eina vyras ir užkliūva už to kibiro. Ir visas vanduo išsilieja svetainėje. Ir tas sūnus, tas, kuris žiūri pro langą, galvoja, ką dabar darys, kaip dabar čia jie elgsis. Ir ta žmona, ta moteris, pradėjo vyro atsiprašinėti, sako, atsiprašau, mielasis,
kad ne vietoj pastačiau kibirą ir dabar viskas išbėgo. Tas vyras sako, nereikia atsiprašinėti, čia aš turėčiau tavęs atsiprašyti, nes buvau užsigalvojęs ir žioplai pasielgiau, kad neapsidairiau ir spyriau į tą kibirą ir viskas išbėgo. Tai tas sūnus, kuris stebėjo šitą situaciją, grįžta namo ir pasakoja mamai. Sako, žinai, kodėl jie taip dar negyvena? Nes jie visi neteisūs. Pas mus visi teisūs, o pas jie visi neteisūs. Tai vat kas gaunasi. Kartais mes skubame teisti kitą žmogų, nepaanalizavę, nepasižiūrėję. Kažkada buvau įdėjęs vaizdo įrašą su paskaita, kur kalbėjau apie klausimąsi. Ir vienas iš gero klausimosi aspektų yra interpretacija. Gebėjimas teisingai interpretuoti ir teisingai vertinti situaciją. Žinom, kaip su tom interpretacijom būna, bent jau aš, kai bendrauju su mokiniais, su 11-okais, su 12-okais, su studentais ir kai mes kalbamės apie lietuvių literatūros tas interpretacijas, kur reikia daryti mokyklose, dažnai man mokiniai sako, kad aš parašau interpretaciją, mokytojas ar mokytoja netaip supranta. Mokytojas supranta tą tekstą iš savo pusės ir interpretuoja savaip. Psichologiniu požiūriu, tai vat ką aš ir kalbu, kad kiekvienas žmogus, jeigu žiūri iš savo pozicijos, dažnai ir interpretuoja iš savo pozicijos. Ir tai yra bėda. Kokia čia bėda? Tai natūralu iš tikrųjų yra, nes žmogus turėtų per gyvenimą, šlifuodamas savo charakterį, mokytis šitų dalykų, mokytis neskubėti, mokytis daryti pauzes, mokytis nepriimti pirmo įspūdžio, nes pirmas įspūdis gali sudaryti klaidingą vaizdą apie situaciją. Kartais reikia palaukti, kartais reikia turėti kantrybės ir nedaryti staigių išvadų. Jeigu tu darai staigias išvadas, kas atsitinka? Jeigu tu padarai staigiai kažką, tu gali staigiai ir suklysti. O kai suklysti, tu toliau žiūrėdamas per tą pačią prizmę, toliau bendrauji su tai žmonėm. Ir jau matydamas kreivai situaciją, kreivai žmonės matai, tu kreivai ir toliau gali vertinti ir gaunasi tokia pasaka be galo. Todėl labai svarbu mokytis interpretacijos, mokytis neskubėti, mokytis klausytis, mokytis stebėti, mokytis klausyti ausimis, nes ir kūno kalba gali daug ką pasakyti, balso intonacija gali daug ką pasakyti. Ir dar vieną tokį pavyzdį duosiu. Šeimoje vaikas netyčia nugriauna vazoną su gėlėm. Viskas išbėga ant grindų, vazonas sudūžta ir mama arba tėtis galvoja staigiai, taip pat mintis, o jėtus, kas dabar sudaužė mano mėgstamą vazą, ir jau norisi kaltinti vaiką ir sakyti, ką tu čia darai, kodėl tu čia lakstai, kodėl tu čia taip neišmintingai pasielgi ir skubi čia, kodėl čia daužai viską, ir galima netgi šitoj vietoj padaryti labai didelę klaidą. Pirmas dalykas, užduok savo klausimą, ar vaikas norėjo sudaužyti. Tai aišku, kad nenorėjo, jisai ten netyčia galbūt taisė kažkokią staltiesę ir ta vaza nukrito. Galbūt jisai tyrinėjo tą vazą, galbūt žiūrėjo, kaip jinai gražiai atrodo, kaip kokie gražūs ornamentai ar panašiai. Ir jisai tyrinėdamas pasaulį, tyrinėdamas aplinką, mokydamasis, ką jisai daro. O jisai daro gerą dalyką, jisai domisi. O mama arba tėvas sako, ką tu čia darai, kodėl tu čia daužai. Taigi jis netyčia tą padarė. Ir įsivaizduokit, jeigu dar nubaudžia vaiką už tokį netyčinį dalyką, o vaikas tiesiog natūraliai ieško kažko, nori suprast kažką ir panašiai,
tėvai šitoje vietoje gali padaryti didelę klaidą, stabdyti vaiko norą domėtis, netgi stabdyti tą iniciatyvumą, kuris vaikuose yra iš prigimties. Ir kartais mes labai greiti teisti, bet šitoje vietoje tikrai reiktų neskubėti. Ir įvertinti situaciją, užduoti klausimą, kaip, kas ir kodėl. Ar verta man čia pykti, ar verta man čia nerimauti, ar verta matyti tą žmogų kaip priešą. Juk dažniausiai artimieji, šeimos nariai, draugai ar dar kažkas nieko blogo nenori. Mes štai čia įsivaizduojam, kad jisai nori man kažką blogo padaryti. Tai mano vaizduotėje ir užduok savo klausimą, ar iš tikrųjų taip yra. Juk dažnai pasitaiko, kad netyčia. Arba dažnai pasitaiko, kad man tik atrodo taip, kad kažkas nori man kažko blogo. Tai neskubėkite teisti, neskubėkite daryti klaidingą interpretaciją. Ir pabandykit, paeksperimentuokit ir pažiūrėkit, kas gausis. Manau, nieko neprarasit. Tai parašykite komentarus, galbūt jūs iš savo patirties, savo gyvenimo, savo kasdienybės esat patyrę, kai interpretavot vienaip ir paskui supratot, kad klydot. Jeigu turit tokių, pasidalykit komentaruose, būtų labai įdomu pasižiūrėti, kokios pas jūs situacijos. Tai brūkštelkite į komentarus savo mintis, ką jūs apie tai galvojat, ką jūs apie tai mastot. Nes aš kaip psichologas, dirbdamas su paaugliais ir suaugusiais, girdėdamas daug gyvenimiškų istorijų, tokių istorijų pilna. Ir žmonės ateina ir paskui atsiveria akis ir žmogus supranta, wow, kaip aš klaidingai mačiau visą tai, kaip klaidingai mačiau pasaulį, kuris iš tikrųjų yra visai kitoks, nei man atrodo. Taigi neskubėkime daryti išvadų, neskubėkime vertinti situacijos ir pabandykite paeksperimentuoti, pabandykite neskubant interpretacijas daryti. Tai šiandien tokios mintis, kaip matote, šiandien filmuoju naktį, kažkaip įkvėpimas paėmė. Šiandien diena tokia buvo saulėta, šilta, tai pasisėmiau energijos, galvoju dar prieš miegą įrašysiu išminties minutėlę. Tai tokios mintis, tai ačiū jums visiems, nepamirškit parašyti kažką į komentarus. Taip pat noriu padėkoti jums, kad esate net ir vasaros metu atostogaudami, kad spaudžiat patiktukus, dalinatės šitais vaizdo įrašais su artimaisiais, bičiuliais, giminėm, kam įdomi psichologija, kam įdomus gyvenimiški klausimai. Tai dėkoju jums visiems, kad spaudžiate prenumeruoti, dėkoju Contribui nariams, tai Ingai, Gintariai, Kristinai ir Ryčiui. Taip pat kviečiu visus, kas tik norit, prisijunkit prie Contribui, jeigu manot, kad tokia veikla, tokie vaizdo įrašai yra vertingi, naudingi, tai galit paremt šitą kanalą Contribui tinklapyje. Visa informacija, kaip tai padaryti, rasite nuorodą apačioje. Tai ačiū jums visiems ir iki kito karto. Beje, vos nepamiršau, dar 2 dalykai. Konkursas. Žadėjau, kad pakalbėsiu apie konkursą, tai jau kitas vaizdo įrašas bus apie konkursą, paskelbsiu konkursą, šiek tiek užtruko, nes užsakiau vieną tokį dalyką, vieną prizą, tai jisai sakė, ateis rugpjūčio mėnesį, tai viską pristatysiu jau kitame vaizdo įraše, viską pasakysiu, konkurso taisyklės. Tai čia vienas dalykas, nepamiršau apie konkursą, tikrai bus. Na ir antras dalykas tai, kad artėja klausimų atsakymų laida rugpjūčio pradžioje, tad jau galite rašyti klausimus, pageidavimus ir taip toliau per visas platformas. Čia YouTube'e į komentarus, TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e
X, per visus, kur jums patogiau kanalus, susisiekite, parašykite, laukiamos visos žinutės, visi laiškeliai. Tai va, tai viską pasakiau, na o dabar jau atsisveikinu. Iki.